Kas tu? Aš Tomas. Aš Marčius, ką čia veiki, Tomai? Aš dabar sėdžiu, laukiu, kol galėsiu padainuoti. Nerepetuoji visai? Ne, tai aš viską moku, tai dabar tiesiog nusprendžiau biškį pavalgyti visą šis. Biškį reikia pavalgyti, jeigu yra galimybė. Na, aišku. Per telefoną valgysi? Taip. Aš esu Tomas, man yra 18 metų ir aš esu iš Vilniaus, nors iš tikrųjų gimiau Jungtinėse Arabų Emyratuose. Ir tai tiesa. Tomas tikrai gimė toje egzotiškoje šalyje. Ir todėl jo vardas dokumentuose užrašytas taip, na, ne visai lietuviškai. Čia tu tokią didžią pizzą užsisakei? Jo, ačiū taip, ačiū labai. Prašau, skanaus. Ačiū labai ačiū. Tai vis tiek 10 valandų laužinį reikia, tai reikia valgyti. Aba! Labai iš tikrųjų keista, nes mama sako mano, kad aš labai mažai valgau. Sako, ta prasme, Tomai, tu niekada nevalgai. Ir sako, ateini biškiam pavalgai, pabaksnuoji viską, bet aš šiaip tiek valgau. Mama, aš daug valgau. Ar gerai įsižiūrėjote į šį vaikinuką rajūną? Gerai, biškį palik penktadieniui. Ar jis jums netrodo matytas? Jūs tikriausiai mane pažįstate kaip grupės Penktadienis narį. Gerai, sėdin, davai, jisai pirmas. Lietuvos talentai. Mes dalyvavome Lietuvos talentų projekte praeitais metais ir užėmėm garbingą 40 maždaug vietą. Todėl aš atvažiavau šį kartą vienas. Nusprendžiau, kad vienas esu stipresnis negu 3. Aš vienas geriau dainuoju. Na, pamaiva koketas. O pervertina savo talentą ar ne, pamatysime netrukus. Tomai, sveikas. Pavalgyk. Sveiki. Picos gavai, viskas tvarkoja. Gerai, tai tuo pačiu tempu greit į sceną. Sužavėk juos visus ir grįžk paskui laimėtojų. Sveiki. Sveikas. Labas. Kuo vardu? Tomas. Iš kur tu, Tomai? Esu iš Vilniaus. Iš Vilniaus, Tomai. Kiek tau metų? Man yra 18 metų. 18 metų. Subrendęs, Labai. pasiruošęs karjerai muzikiniai. Taip, manau, taip labiau gal aktoriniai, bet muzikiniai kartu taip. Arba taip, ir muzikiniai taip. Tu ką, dainuojantis aktorius tipo? Taip. Nu, tie blogiausi būna. Pažiūrėsim. Gerai, jeigu tu toks užtikrintas. Gerai, tada daug neklausinėjant, ką tu šiandien paruošęs? Esu paruošęs Frank Sinatros dainą That's Life. Wow. Gerai, važiuojam. That's life. That's what all the people say. We were riding high in April, shut down in May. But I know I'm gonna change that too. When I'm back on top in June, I said that's life. And as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world just keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out. And I know one thing, each time I find myself flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life, and I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this year, July, I'm gonna roll myself up in the big bowl and
yra tikras that's life. Aš ką tik mėgavausi gyvenimu, kaip labai labai retai būna. Ačiū tau už tai. Nu, nerealu. Ačiū jums. Aš manau, kad nėra čia ko daug kalbėti, tu tiesiog prikaustė visų dėmesį, tas, kas ir turi vykti X Factoriaus scenoje. Ir aš manau, kad mes iš karto verdiktą sakom. Taip, Marijau? Ar turi ką pasakyti? Taip, Juste! taip, 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 taip. Tomai, aš nežinau, kas buvo toje pizzoje, bet panašu, kad tai veikia. Ten buvo daug gėrio. Varyk, susitiksim kitame etape. Aš tai džiaugiuosi šiaip savimi, iš tikrųjų. Aš galvojau, kad gali būti geriau, bet šiaip iš tikrųjų negalėjau, buvo labai gerai. O, aš gerai. Nesusisijaudinau iš tikrųjų. Atėjo, apdirbo ir pabėgo. Kažkas tokia, ne? Labai gerai, kad pavyko. Tiek gerų bičių yra, ne tik tai mergų, bet ir bičių yra gerų. Ateini, atidirbi ir išeini ir viskas. Čia turi susikaupti, tu 10 valandų rašiesi savo 2 minutėm, tai tu tas užsikrauni ir paskui išeini, parodai, ką gali ir išeini, tada gavęs 4, taip. Sveikas, patiko pasirodymas? Nori dar? Spaus prenumeruoti ir nepraleisk naujų video. O visą informaciją apie X Factorių ieškok naujienų portale tv3.lt.